Sveiki, su jumis Ugnius Butkus ir laida Radijo lentyna. Dar visai neseniai buvo galvojama, jog maži vaikai iš prigimties yra geri, neturinti savyje jokio blogio prado ir, aišku, jį siurbiantis iš aplinkos, dėl to jiems galima viską leisti ir šiaip dėl to juos garbinti kaip dievybės. Kitaip tariant, vaikų kultas, kurį sukūrė šiuolaikinė visuomenė, šiandien duoda savo vaisių. Padažnėjusios diskusijos apie jaunų žmonių teisių ir pareigų santyki, kaip ir vienas kitas išlendantis smurtinis konfliktėlis tarp mokinių ir mokytojų, iš dalies gali būti traktuojamas ir kaip vaikų kulto rezultatas. Tačiau tai tik dalelytė to, su kuo susiduria suaugusiai bendraudami su vaikais. Be abejo, tai kompleksinio proceso padarinys, proceso, kuris prasideda nuo tada, kai kūdikis ateina į šį pasaulį ir jam suteikiamos puikiausios sąlygos tapti mažu tironu. Ir štai Vagos leidykla pristato knygą Mažasis tironas. Kokios paramos reikia vaikams? Knygos autorė Irina Prekop, gimusi 1929 metais, yra psichologijos mokslų daktarė, daug metų dirbusi Štutgarto Olgos ligoninės vaikų raidos sutrikimo skyriuje, yra apkabinimo kaip gyvenimo būdo ir terapijos skatinimo bendrijos pirmininkė. Naujausioje leidimo knygos Mažasis tironas pratarmėje rašo: Per tą laiką, kai knyga buvo leidžiama daugelį kartų, aš susidariau apie ją gana prieštaringą nuomonę. Kaip autorė, žinoma, džiaugiuosi sukūrusi bestsellerį, tačiau su liūdėsiu turiu pripažinti, kad ši knyga tokia perkama tapo tik dėl joje aprašomų vaikų ir jų tėvų problemų. Ir šioms problemams dėja nematyti galo. Valdyti trokštančių, negailestingai agresyvių vaikų sutinkame vis dažniau. Mažasis tironas daugeliui specialistų jau tapo klasikinė sąvoka. Kai knyga pasirodė pirmą kartą, jaučiausi labai įskaudinta aštrios kritikos, kuri daugiausia sklido iš antiautoritariškai ir antipedagogiškai nusiteikusių specialistų. Tačiau kartu buvau ir dėkinga už aštrius kontraargumentus, nes būtent jie padėjo išsivystyti diskusijai. Mažasis tironas sukėlė tokį patį efektą, kaip į vandenį įmestas akmuo. Jis išjudino užsistovėjusi vandenį ir šis ratilais pasklido į šalis. Šis skaidrėjimo procesas tęsis dar ilgai ir todėl šios knygos atgaivinti nereikia. Ji tebėra aktuali. Taip pratarmėje rašo knygos autorė Irina Prekop. Tačiau naujausias knygos leidimas yra papildytas. Autoriai iš esmės laikosi tų pačių nuostatų kaip ir seniau. Tik yra viena esminė išimtis. Kitoks aiškinimas, kaip tėvai turėtų vaikui padėti nukreipti augantį agresyvumą užsispyrimo fazėje. Autorė savo anuometinį patarimą, jog vaikas turi kiek įmanoma pats susidoroti su savo užsispyrimu, šiandien laiko klaida. O šiaip knyga, kaip įprasta tokiai literatūrai, taip pat suklasifikuota pagal atitinkamus etapus, problemas, taip pat pateikiami realūs pavyzdžiai, be to supažindinama ir su apsikabinimo terapijos koncepcija. Žodžiu, knyga padėsianti tėvams ir nebūtinai tėvams suvokti procesus, skatinančius jų vaikus tapti tironais ir be abejo, kaip tam užkirsti kelią. Galų gale galbūt padėsianti suprasti ir pačius save, juk visi buvome vaikais, o vaikai dažniausiai kopijuoja suaugusiuosius. Priminsiu, Irinos Prekop knyga Mažasis tironas, ją išleido leidykla Vaga.